Perkelimo planas suskirstytas į kelis etapus. Pirmajame etape reikia imtis veiksmų, kad Gazos gyventojai evakuotųsi į pietus, o oro antskrydžiai būtų nukreipti į šiaurinę Gazos ruožo dalį. Antrajame etape prasidės antžeminis įsiveržimas į Gazos ruožą, kurio metu bus užimtas visas ruožas nuo šiaurės iki pietų ir išvalyti požeminiai Hamas kovotojų bunkeriai. Kartu su Gazos ruožo reokupacija palestiniečių civiliai gyventojai bus perkelti į Egipto teritoriją ir jiems nebus leista grįžti. Svarbu palikti atvirus kelius į pietus, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus Rafos link. Tai man atrodo, mes matom, kad plius minus pagal planą viskas vyks. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Egiptas ir nepriėmė žmonių iš Gazos ruožo ir buvo to, nes suprato, kad tai yra vienas iš tokių scenarijų, kurio ir nori Izraelis. O, žinot, kokia dar šalis galėtų priimti palestiniečių pabėgėlius? Izraelis. Mūsų yra tų žmonių, kuriems svarbi Palestina, bet vis tiek atrodo, kad reikia labai viską apsimti ir viską daryti, nes niekas nedaro ir niekam nerūpi ir norisi, kad rūpėtų.